tai kur gėlės? Nepirkau, aš bijau, žinai, kad nuvys. Nu jo, nuvys. Tai ilgas vakaras laukia mane. Ilgas? Nu ką vėl sugalvojai? Pameni, mes ten važiavom, neprivažiavom. Ne. Į motelį aš nevažiuosiu. Taigi tik vakarienės, Meda. Po vakarienės aš noriu miego. O tu nenori. Žinai, aš visai netai turėjau omeny. Ta turėjau omeny. Kvaksi čia. Tai galim kur nors kitur važiuoti? Kur? Į muziejų? Galim. Ne. Važiuojam į motelį, gal šiandien kokia nors ten šmėkla nesutrukdys. Beje, kaip ji? Kas? Nu, sesuo tavo. Ai, gerai, atsigavo, kalba. Gerai kartais atsipalaiduot, vaikų paieškot. Na, judam į tą tavo ilgą vakarą. Ligita, aš tai nevažiuosiu. Kad tu čia nusišneki, viskas jau sutarta, laukia mūsų, eik rengtis, kaip tu Ne, sakiau. aš noriu, kad man viską paaiškintų Genadijus. Ką jis tau paaiškins? Eik rengtis, pasakiau, greitai, eik apsirenk. Ką jis tau paaiškins? Aišku, kad viską neigs. Pačiom reikia išsiaiškinti visus faktus, surinkti ir pastatyti į vietą. Greitai, sulaukiam to tavo krokodilo ir važiuojam. O ką, išeinat? Aš alučio parnešiu. Mes alaus tegeriam, aš vyno labai užsinorėjau. Aiste! Mes greit grįšim, vyno nupirksim, tu pabūsi su Andriuku, taip? Tai aišku. Ačiū tau. Aš Donytės pakepsiu. Ir, žinai, Silvestras grįžta, tai aš taip pagalvojau, kad tik šiandien turiu laisvą dieną, nes jau rytį reikės vežioti visur. Ne. Pas mus tai batai parvažiuoja. Jo, iš Laplandijos? Iš Ispanijos. Daug darbo bus. Tiksliau, Kristinai daugiau. O kaip jai su tuo Žydrūnu? Normaliai. Žydrūnas nupirko gero vyno butelį. Vilmo rado ir išgėrė. Rimtai? Nu, kaip kompotą. Dėpla nuo pat mažens buvo. Dabar va, knygą parašė. Bet tik tai nuotrauką savo žvairos įdėjo. Nu, cirkas, vienu žodžiu. Kokią knygą? Ai, kažkokį ten bobutė ir šuniukas, rodos. Kas čia? Kažkas daužosi. Palauk. Tuoj pasižiūrėsiu. Padangą nuleido. Nu, juokinga. Kitą turi? Jo. Ačiū. Tuoj pakeis. Greičiau. Labas, tai tu būsi Jurga. Aš, o jūs? Su manim telefonu kalbėjusi. Tai kur Genadijus? Vilniui tas tavo Genadijus, į jokį Londoną jis neišvažiavo. Pas Java gyvena. Taip gyvena ir vaiką mes turime. O tokia ir istorija. Gyvena kartu, vaikelį turi. Vaiko vardas Jokubėlis. Andriukas. Prašau, leiskit man jį pamatyti. Taigi sakau, pas ją gyvena. Tu ką, mumis netiki? Į jokį Londoną jis neišskrido. Kaip aš galėjau atsiliepti tavo skambutį? Išėjo parduotuvę, paliko telefoną, atsipeikėk moterį. Aš labai noriu jį pamatyti, prašau. Mano Genadijus! Ir palik į ramybę, supratai? Tu nepergyvenk. Aišku, kad pamatysi tokia istorija. Prašau, leiskit man jį pamatyti. Tai aišku, kad pamatysim. Būtinai. Viską reikia išsiaiškinti. Dar toli? Ne visai. Nu ką, vėl paklydai? Ne, tik tai kažkas neaišku. Nu kas dabar? Blen. Blogai ratą uždėjai, kas ten yra? Ne, benzinas baigėsi. Ne, nu viršūnė. Eik, tu žinai kur? Nu tai sustok, kiek čia trūkčiasi? Nu tuo ašgi negaliu bet kur sustot. Eik tu savo. Dabar visi lenkia kaip obulį kokį nors. Nu tai man bloga iš viso.
kažkokia nesąmonė, čia tikrai negaliu patikėti. Jūs tik tyliai pabūkite, aš pakalbėsiu pirmą. Grįžot jau. Ilgai užtrukot. Kokią vyną nusipirkot? Raudoną. Nu, gerai. Klausai, Genadijau, kaip čia išeina, kad tu nuo Aistės slepi, kad žmoną turi? Ką nieko nežinau. Ai, nežinai, kad žmoną turi? Taigi Jurga tavo žmona. Klausyk tu, pasakysi Aistei, aš tave į sieną įmūrysiu, supratai? Ai, bet Genadijau, negražu apgaudinėti, ką? O pati, kiek vyram makarono prikabinai? Manai, nežinau? Man Aistė viską papasakoja, taip kad geriau patylėk, aš tau patariu. Nieko, tuoj viskas bus aišku. Užeikit! Tai va, kokiam tu Londone. Arba eini su manim, ar skyrybos. Aš niekur neįsiu. Neatiduosiu aš tau jo. O tu suka dink iš akių. Vyniok iš čia girdi, varyk iš čia, kad nematyčiau aš tavęs. Nu ką, dėkui tau labai. Nu, bet tu matei, Meda, porą kilų tik buvo likę, ne? Šalta, jau greičiau Nu, einam. einam, va čia, viskas jau atvažiavo. Greičiau einam. Nu, va, tuoj pasimsim porą karšto vyno taurių, sušilsim, išgersim, oi, bus gerai. O kaip su mašina? Paskambinsiu taksistui, paprašysiu, kad porą litrų atvežtų. Porą, 10 litrų. Gerai, bus 10, Meda, 10. O, blin, va čia tai nesiseka. Ne, nu viskas. Bliam, aš numirsiu dabar. Kur tu mane atitempė? Ką, į kokią velnę skylę tu čia mane atitempė? Meda, tu nusiramink. Ką, aš turiu ramintis? Ko čia ramintis? Man šalta kaip blemba. Ties taksako stovi. Laužą galėtum užkurti kavalierius. Blemba, negaliu, nu kur tu atsiradai, kodėl man taip nesiseka? Blemba, kaip šalta. Greičiau, Vilma, aš mirštu. Vaistukai, arbatytė. Viskas. Vaistukus išgerk, arbatą išgerk, o aš numiegoti, man rytoj anksti keltis. Bet aš tau dar ne viską papasakoju. Nu kaip ne viską? Viską gi jau. Ir kaip padangą nuleido, ir kaip 2 valandas taksi laukėt, ir kaip restoranas nedirbo. Aš nepasakiau svarbiausio. Jo? O ko? Kaip aš bjauriai jaučiausi. Tai nieko, praeis. Ne, nepraeis. Kai numirsiu, praeis, va tada viskas praeina. Aš šalau tenai, man buvo bloga. Nervinausi, o jis nieko, dzin. Abejingumas mane žus. Rytoj, Medutė, pabaigsi pasakot, gerai, aš išsimiegoti turiu. Taigi tu gali vėluoti rytoj darbą, Vilma, pabūk dar, pabūk. Tai kad, Medutė, aš ne dėl darbo. Aš šito kaip rašytoja esu pakviesta į televizijos laidą. Krymas 6 ryto. Į kokią laidą? Kaip tai kokią? Į rytinę televizijos laidą. Taigi apie mano knygą kalbėsim. Turi būti žvali išsimiegojus. Ryte dar Kristinai turėsiu paskambinti, pažadinti. Mesgi su ja kartu einam. Kristinai? Nu taip. Nu, man paprašė, kad palydėtų mane kokią nors draugę. Nu tai kodėl aš negaliu eiti? Tai kad tu irgi, Medutė. Nu aš rytoj pasveiksiu. Tai Medut, bet tai, kad tu knygos mano neskaitai ir iš vis tau nepatinka nei viršelis, nei idėja pati. Man antireklamos nereikia.
Vadybininkas taip mano sakė. Koks vadybininkas? Tai mano vadybininkas, aš jau savaitę vadybininką turiu, Meda, taigi aš nebespėjau atsakinėti skambučius. Žinai, kiek man kasdien skambina? Dėl interviu, dėl susitikimų, išprotėt galima. Kam tau papūga vadybininkas? Tu žinai, ką, Medute? Tavo žiniai, aš jau seniai nebepapūga. Ir savo auksinį kiaušinį, taip sakant, knygą jau padėjau, parašiau. Tu kiek per metus sakinių parašy ką? Nei vieno. Ir iš vis, Medute, ar nors kartą tu mano knygą pagyriai? Ne. Tu kam čia girti, kad aš jos net neskaičiau ir neskaitysiu? Tai va, o Kristina perskaitė nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Todėl rytoj pakomentuos, o tu negalėtum. Nepyk, nes mirminkis, miegok ir rytoj darbę susitiksim. Nyk. Iš vis gali į darbą nebeteiti. Dar čia. Man. Galiu ir Aš atleidžiu. Ach, taip. Tai galiu ir neateiti, prašom, atleisk. Ir nyk. Ir neisiu. Ir nyk. Ir neisiu. Ir nyk. Aš žinai ką, aš antrą knygą parašysiu. Ir rašyk. Ir parašysiu. Parašyk. Šviesą išjungt. Ne. Labana. Aš numirsiu šviesoje. Ir niekas nesužinos. Raseinių rašytoja tuo. Reikit visi televizijos dar. Žinosit, kas ta Meda iš tikrųjų. O. Taip mirsiu ir viskas. Nesupratau. Iš kur tu čia? Grįžau. Jo? Tai kažkas jau nutiko. Jis susinervino žiauriai. Jo, dėl ko? Eik, tu žinok, nepatikėsi, kas ten daros pas ją namuose, siaubas. Žodžiu, prisėmė į gyventą savo vaiko tėvą. Tas pasirodo vedęs. Atvarė pas jį dar jo žmona. Ten didžiausias skandalas kilo žodžių. Aš tikrai negyvensiu tokiam burdakė. O be to vedusi vyrą dar netaip lengva ir išskirt. Jo, patirtis prabylo. Nereikia moralizuoti. Padariau klaidų. Kas jų nedaro? O tau kaip sekas? Kaip su Meda? Atkabinai jau? Rūpi čia tau labai, ne? Vadinas, tampaisi vis dar. O, bus ir man proga, kada pamoralizuoti, ne? Jam, teisingai, laikas suaugti. Einu į vonę, sušalau. Arnai. Aš su Aiste kalbėjau. Tai kaip ten galėjo būti, kad aš, ant to vaiko taip užsiciklinau? Nežinau. Aš tai galvoju, kad čia kažkas su pasąmonė, žinau. Tai aš ten jau baisiai taip atrodžiau, ne? Taip jau visai... Dieve, tai kas čia su manim daro siaubas? Aš pati savęs bijot kartais imu, nesuprantu. Arnai, žinok, ačiū tau tikrai. Ačiū, kad išgelbėjai. Ką aš be tavęs būčiau daręs? Kas kitas, jeigu ne aš? Ir ką? Ir jokių žinių? Tai aš tuos skelbimus, kad 5000 premiją aš pakabinau Žirmūnuose, Žvėryne ir Šeškinėje. Ir nieks neskambino. Taigi jūsų telefonas įrašytas. Nu jau tiksliai. O gal savo įrašai? Ne, Mariau, tikrai galit nuvažiuoti patikrinti. Tai kur tada dingo, jo papa? Aš turiu jausmą, kad sukūrenu. Baigti, gal kokiam bomžui užstumė už bonkę. Ne, viskas, jei mes per tiek laiko nesugebėjom to paveikslo atrasti, viskas, galima jį peržeknot. Neverk. Nesikarščiu, gal dar yra kur nors, gal guli pas kokį bomžą, o tokioj palėpiai. O tas bomžas skaityti nemoka. Va taip gali būti. Labas. Ko nori, Luka? Kur tavo telefonas, prisiskambinti negali? Dukra, išsikrovė, aš kai nelaukiu skambučio, aš jo net nenaudoju, pamirštu. Ko mama norėjo? Sakė, kad tau reikia priminti, kad mes šiandien į svečius einam ir kad nevėluotum. O, viešpatie, kur pas Galiną? Taip. Tu ką pamiršai prieš savaitę, jau sakė. Luka, bet ko ten eiti, taigi žiemos kultūros individai. Tėt, aš nežinau, ko ten eiti. Mama liepė perduot, aš ir perdaviau. Gerai, ačiū, dukra, viskas ate.
Viešpatie, į svečius. Aš tiek darbo turiu į svečius. Tai kokią čia darbą turi? Ką? Ką dabar paišai? Tai paveikslą. Paveikslą? O kur tas paveikslas? Va. O koks čia paveikslas? Gorgonos akis ir akrobatai. O tai kur čia ta akis? Akrobatai? O čia yra žaismė, suprantat? Aš judesi išreiškiu per spalvą. Per spalvą ir emocijos šuolį. Suprantat, va tai ir yra akrobatika. Minties šuolis, spalva, poveikis ir emocija. Ir jų miksas. Gerai, ne? O kiek tu čia paimsi? 5-6 tūkstančius. Jo, papa. Eik tu šikt. Už šitą. Nu gerai, tu lochus išsukinėjai. Aš atsiprašau, bet neįsižeiskit, bet tai yra menas. Pats tikrasis. Nepykit, bet ne kiekvienam duotas suprast. Jūs tik neįsižeiskit, gerbiamas šagalai. Bet paišot čia visokias hernės. Akis su akrobatais. O tu pagalvo, gal galėtum to Grigorijaus Mutos kopiją dar vieną padaryti. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. O tu pagalvo, gal galėtum to Grigorijaus Mutos kopiją dar vieną padaryti. Mutos kopija. Paliubomu. Taigi paišai geriau už tą mutą. Na, tai tikrai nereikia. Gerai, nesiparink. Aš 10 gabalų tau duosiu. Padarysi kopiją. Bet kopija be originalo. Suprantat, labai svarbu yra potėpis ir štrichas, kad sunku. Kas čia sunkaus? Taigi tu atsimeni tą originalą puikiausiai. Gali užsimerkęs, vidury nakties pakeltas, va, paimsi ir nupaišysi. O be to aš telefoniukę kaip sykis turiu porą nuotraukų iš interneto išsitraukęs. Įsididinsi ant kompo, gera rezoliucija, viską padarysi. Bet kad nors kopiją turėtų, matot, kad neįtų atskirti nuo originalo. Klausyk, nu kaip išeis taip? Padarysi. Alio? Sveiks, Marijau. Aš jau Vilniuje. Reikėtų susitikti. Gerai, Silvestrai, kur man atvažiuot? Pas mane į kavinę atvaryk. Turiu blogų naujienų. Ok, gerai, būsiu. Man reikia važiuoti, tai kaip, sutarėm? Jūs man tą nuotrauką ten permeskite į telefoną. Va, iš karto gerai? permesiu, aišku. Ir, Marijau, aš manau, būtų protinga... Jo, teisingai, nieks neturi žinoti, kas ir tu. Taip, bet aš avansu. Avansą? Na, suprantat, jūs galite persigalvot, po to, Gorgona liks neužbaigta. Jo. Nu va, čia žiūrėk apie štuką litų. Čia avansas. Ir maišyk dažus. Jo. Lauksiu. Čia man už elektrą reikia susimokėti. Koks man skirtumas, nors ir už koksą. Jo. Maišyk. Gerai. Nenori? Tai ką šeimyną veiksim šiandien? Andriuk! Eik pažaisk, Andriuk, mes tu ateisim. Nueisim gal į kokį kiną paskui, vandens parką. Po pizzą kokią suvalgysim. Niekur neisim. Kodėl? Nueisim kaip normali šeima, pasėdėsim. Niekur. Kodėl? Kas yra? Tau dar neaišku? O kas? Man vakar toks smūgis buvo. Net nesakei, kad vedęs. Taigi atsiprašiau. Nu, aš seniai norėjau pasakyti, bet jau galvojau skirtis. Jo, pusseserė iš Londono. Gerai, baig. Taigi sutarėm, kad viską pradedam nuo švaraus lapo. Viskas. Aš noriu, kad tu išsiskirtum. Gerai, išsiskirsiu, kokios problemos. Šiandien pat. Nu kas tau išskirs per vieną dieną? Čiagi teismai. Už tai skyryboms gali paduoti šiandien. Aš noriu, kad šiandien pat tu ją paduotum skyryboms, supratai? Kitaip aš tavim tikrai nepatikėsiu. Gerai. Šiandien tai šiandien. Paduok alaus, ten turbūt nuo vakar liko. Nėra. Dabar eini ir viską sutvarkai. Na gerai, dabar tai dabar. Vakare atšvęsim. Gerai, einu.